Sveiki, fantastikos mėgėjai. Šiandien labas rytas jums tarsim iš Zyplių dvaro. Gerai, o dabar stop. Užbėgant įvykiam iš akių, iš karto galiu pasakyti. Taip, aš esu bambukas, asilo pakaušis, asilo birėtė. Nu, kaip pavadinsit, taip nepagadinsit. Kokia esmė? Esmė tame, kad aš pamiršau pasitikrinti, ar gerai pajungtas mikrofonas. Tai va. Ir gavas taip kaip gavas, kad krūva video gavosi be garso. Tai gerai, kad turėjau 360 laipsnių kamerą ir dabar bandysiu kažkiek tai ištaisyti situaciją, padengti voice overiu visą šitą gražią ir nuostabią vietą. Oi, Paulelė. Čia tau bus geras spyris iš šikną, kad išmoktų. 3 kartus pasitikrinti, o paskui jau pradėti filmuoti. Nu bet nieko. Tikėkimės nesugadins. Informacijos daug nebus, bet bendrą vaizdą apie dvarą tikrai susidarysite. Pats dvaro vidus, nu žinokit, kažkas tai yra nerealaus. Ant kiek tai yra gražu, ant kiek tai yra fainai. Dėl ko nedaug filmavau, paaiškinsiu paskui. Kažkada šitą žemės priklausė Juozapui Poniatovskiui. Tarp kitko jisai buvo Napoleono bičiulis ir maršalas. 1845 metais Jonas, tuoj pasižiūrėsim tiksliai, kad nesupainiot, Bartovskis pastatė pirmosios rūmus. Ir pavadino jos naujaisiais Zypliais. Rūmų aukso amžius prasidėjo 1891 metais, kai Tomas Potovskis iš esmės pakeitė rūmus. Tada jisai suformavo vakarų parko dalį. Po gaisro kilusio nuo garo mašinos visi mediniai ūkiniai pastatai sudegė, todėl buvo atstatyti mūriniai. Atskiro video iš tikrųjų nusipelnytų Zanavykų muziejus įsikūręs dvaro teritorijoje. Ant tiek autentiškai ir gražiai padaryta, retas variantas, kai pamatysi kažkur tai. Iš tikrųjų žmonės nusipelnė pagarbos, tie, kurie tai padarė. Video iš vidaus čia nedariau. Bet žinokit, jaučiu, kad aš ten sugrįšiu. Jeigu gausiu administracijos leidimą ir galbūt kokį nors gidą kartu, kuris papasakotų apie tai, tai gautųsi labai fainas ir gražus video. Viskas ėjosi gerai iki Antro pasaulinio karo. Paskui prasidėjo sovietmetis. Tai pastatai išliko, o grožio dėja neliko. Buvo kontoros, kolūkių dirbtuvės, mechaninės kažkokios dirbtuvės. Nu, vienu žodžiu, kaip ir visur. Buvo viskas išgriauta, išnaikinta. Iki 2002 metų, kai skulptorius Vidas Cikana užsiėmė visų šitų dvarelių ir visų šitų reikalų. Gerai, viena apie istoriją. Einam apsižvalgysim, kaip viskas atrodo iš išorės. Viduj nefilmavau, nes buvau išsiuntęs laišką, bet negavau atsakymo, negavau leidimo, nenorėjau pažeidinėti paprasčiausiai. Einam apžiūrėsim, kaip viskas atrodo. Aviukas šonas, avinas šonys ir avinienė šonienė. Šalia centrinių rūmų yra pastatas, kur įsikūręs restoranas Kuchmistrai. Jeigu aš teisingai sukirčiavau, aš nežinau šito. Kuris garsėja, kad tenai gaminami bajorų patiekalai pagal senus receptus. Einam, paragausim, pažiūrėsim, kas ten yra ir paskui pratęsim kelionę. O maistelio gerumas, žinokit, ir vyno skanumas. Jeigu nuvažiuosit, paragaukite jų vietinių vynų. Nu kažkas nerealaus. O dabar išsiaiškinsim, ką bajorai valgė. Kadangi šiandien ne vienas, tai mes čia paragausim daug bajoriškų patiekalų. Pradėsim nuo dešrelių. Štai šitų. Antytės, žuvytės, otas, čia bus karpis, o šičia bus tas, kur pievai laksto siūlom ausim, triušiukas. Žiauriai gaila, kad mikrofonas taip pagavosi, taip nepažiūrėjau, ar aš to nepajungiau, ar jisai paskui nusėdo, vienu žodžiu.
Visi mes klystam, darom mažų visokių klaidų ir mažos klaidos yra tavo gyvenimo dalis. Bliamba, kaip aš šitėjau filosofiškai, karočią, pačiam smagu klausyti. Gerai, apibendrinus visą kelionę. Važiavau šį kartą ne vienas, su manim važiavo mano mama Leonora, teta Genovaitė, mano sesė mylima Ašara, taip, Ašara, jums nepasigirdo, ir mano širdies draugė Sigita. Ačiū, kad žiūrėjot, kitą kartą pasistengsiu nepridaryti tokių klaidų, kaip pridariau šį kartą.